Apsauginės kompozicinės durys Totum 1 skirtos naudoti tiek vidinėse patalpose, tiek ir lauke, naudojant atitinkamą apdailą. Jos sujungia savyje ypač geras šilumos ir garsą izoliuojančias savybės, bei aukštą saugumo lygį. Šios durys priskiriamos 4 saugumo kategorijai pagal ES standartus. Todėl gali būti naudojamos ir ginklų bei pinigų saugyklose. Totum 1 durų konstrukcija pagaminta iš uždarų lankstytų profilių, kurių dėka, nors bendras varčios storis vos 65 mm, jos ne tik stiprios, bet ir lengvai atrodo, lyginant su kitomis apsauginėmis durimis. Lankstytų profilių konstrukcija sukurta taip, kad durys būtų dar daugiau apsaugotos nuo bet kokio bandymo įsilaužti. Tarpas tarp durų varčios ir staktos apsaugotas dvigubų metalo sluoksniu. Uždaras lankstytas profilis sudaro metalinę dėžutę ir visos spynos tampa apsaugotos kaip iš išorės, taip ir iš vidaus. Vyrių tvirtinimo vieta sustiprinta 40x50 mm plieninė plokštele. Vyriai nuo nupjovimo apsaugoti 4-16 mm diametro kaiščiais. Privirintas prie priekinio lakšto uždaras lankstytas profilis sudaro vamzdžio tipo konstrukciją, kurios beveik neįmanoma deformuoti naudojant rankinį instrumentą, pavyzdžiui laužtuvą. Visa metalinė konstrukcija dengiama miltelinių dažymo būdu. Kaip ir kitų gaminamų durų Totum 1, garso izoliacija yra ypač gera ir garso izoliavimo rodiklis yra net 43 decibelai. Durų varčia užpildoma 50 mm mineralinės vatos sluoksniu. Duryse įstatomos dvigubos tarpinės, viena iš kurių užklijuota per visą varčios perimetrą, o kita įfrezuojama į prisuktas prie staktos juosteles, kurios yra tos pačios spalvos kaip ir vidinis skydas, o tai priduoda durims daugiau estetinio grožio. Ta pačia medžiaga apdailintas ir varčios priekis. Į Totum 1 standartinį komplektą įeina ne tik nerūdijančio plieno apdaila, kuri apsaugo daugiausiai pažeidžiamą vietą, durų slenkstį, bet ir durų atidarymo ribotuvas. Dėl ypač geros garso izoliacijos beveik neįmanoma susišnekėti per duris, neatidarius jų ir neprarandant saugumo. Saugiam pokalbiui ir skirta sklendė grandinėlė, atlaikanti net 760 kg patraukimo jėgą. Tai standartinis sprendimas, kuriuo mes pasinaudojome, remdamiesi žymiausių italų durų gamintojų patirtimi. Lankstaus gamybos proceso dėka durys gaminamos ir komplektuojamos pagal individualius užsakymus. Juose gali būti panaudotos žymiausių gamintojų spynos ir įvairi durų apdaila. Durų gamyboje dažniausiai naudojama apdaila: laminuota medžio drožlių plokštė, medžio dulkių plokštė dengta PVC plėvele, išfrezuota pagal užsakovo pageidavimą, medžio dulkių plokštė išfrezuota pagal užsakovo pageidavimą ir dažyta dažais pagal RAL paletę, vandeniui atspari faniera dengta specialiais laukui skirtais dažais pagal RAL paletę. Šita medžiaga gali būti naudojama ir lauko sąlygomis. Durų stakta tokiu atveju papildomai apšiltinama, norint pasiekti kuo geresnės šilumos izoliacijos savybės. Naudojant Totum 1 lauko sąlygomis, duryse gali būti sumontuotas įvairių dydžių ir formų stiklo paketas. Durys gali būti kaip standartinės, taip ir įvairių dydžių, su neėdomomis dalimis iš šonų arba iš viršaus. Totum 1 duryse įdiegtos pažangiausios technologijos garantuoja saugumą, šilumos ir garso izoliaciją, šiuolaikinę išvaizdą bei ilgalaikę eksploataciją. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į mūsų konsultantus.